Labas rytas visiems bundantiems Lietuvoje ir prisijungusiems prie TV3 nauja diena jūsų televizoriuose ir šiandieną mūsų programoje, kuo toliau, tuo gražesnė žinia. Šiandieną apie miego sutrikimus, apie kukurūzų laukus, apie šilumą ir energiją, apie anglų futbolo tyrimą ir šiandieną Robbie Williamso visiškai naujo vaizdo klipo Candy premjera, verta palaukti, daina užvedanti visai dienai. I don't wanna rock. Gerai, mano labai gera šiandien nuotaika ir aš skubu į kosmosą. Bet tu pauzės darai, tu nepastebi? Aš darau, aš pagalvoju apie tai, ką aš noriu pasakyti žiūrovams. Ir dabar svarbiausia žinia man šiandieną yra, tiesai, tai įvyko vakar, bet aš turiu vis tiek apie tai papasakoti jums ir mums visiems. Nes jūs apie tai kalbėjot vakarėlėje vakarykščiame. Ar tu baigsi mane diskredituoti prieš visą auditoriją? Žodžiu, mes išleidome pizzą į kosmosą. Jūs suprantat ar ne? Čili pica. Ar jūs įsivaizduojat, kas atsitiko? Jūs vakar vakarėlį išleidote pizzą į kosmosą? Ne. Čili pica vakar išleido pizzą į kosmosą ir pica, mūsų lietuviška geroji čiliako pica, pakilo į 33 km aukštį. Aš manau, kad Čili tai turėjo derinti net su aviacijos institucijom, kad Čili pica niekaip nesusidurtų su lėktuvais. Ačiū Dievui, to susidūrimo mes išvengėme. Netrukus apie tai matysime reportažą. Svarbiausia yra tai, kad maža Lietuva yra 3 pasaulio prekiniai ženklai, kurie kažką turėjo bendro su kosmosu. Kiek aš atsimenu, tai yra Coca-Cola, iPhone'as ir dabar mūsų paprastoji Čili pica, beje, jie išleido Havajų pizzą su ananasais, dėl ko turėtų džiaugtis mano labai sūnus, dėl to, kad tai yra tikrai jo mylimiausia pica. Ir žiūrime apie tai reportažą, todėl, kad tai, ką mes padarėme, nepadarė niekas pasaulyje. Tai įvyko pirmą kartą ir apie tai bus kalbama Gineso knygų rekordų knygoje. Gineso rekordų. Į kosmoso platybės gali skristi net picos. Tai rodė 19-metis Molėtų rajono Joniškio miestelio gyventojas. Vandenilio dujų pripildytų balionų pakėlęs į dangų jau nebe pirmą savo paties pagamintą kosminį zondą su pritvirtinta 20 cm pica. Netradiciniam skrydžiui neatsitiktinai pasirinkta ir vieta – Lietuvos geografinis vidurys – Kėdainių rajone. Kosmoso programa, manau, Lietuvoje po truputėlį įsibėgėja ir galbūt, jeigu šiandien pakėlėm pirmąją pizzą, tai dar už 10 ar 20 metų mes jau kelsim tikrai nemažai pizzų į kosmosą ir ten maitinsime ateities gyventojus. Internautų balsavimais išrinkta Havajų pica su kumpiu ir ananasais pasiekė daugiau kaip 33 km aukštį. Tai yra maždaug 3 aukščiau nei skraido lėktuvai. Oro temperatūra čia nukrenta 60 laipsnių žemiau nulio. Po poros valandų skrydžio balionas įveikė apie 50 km atstumą, dėl mažėjančio atmosferos slėgio gerokai išsiplėtė ir sprogo. Per pusvalandį radio zondas kartu su pica nusileido ant žemės ir buvo rastas pakibęs medyje netoli Panevėžio. Renginį suorganizavę vieno picerijų tinklo šeimininkai neatmeta, kad ateityje picos bus pristatomos ne tik žemėje, bet ir atvirame kosmose. Balionui sprogus iš 30 km aukščio viskas saugiai nusileis parašiutų, viskas ką tik buvo suderinta su tarnybomis, todėl lėktuvom grėsmės jokios kaip ir nėra. Kosminio zondo autorius sako, iki šiol balionų keldavęs tik nedidelius fotoaparatus, kuriais iš didelio aukščio darydavo žemės nuotraukas. Jis tikėjosi, kad kosmoso link skrisianti pica svers vos kelis šimtus gramų, tačiau kepėjai kiek persistengė ir gaminys buvo 2 sunkesnis. Kompiuteriais, aviacija ir astronomija besidomintis telekomunikacijų ir elektronikos studentas vieną kartą jau neteko brangios įrangos, kai ši nusileido Baltarusijos teritorijoje. Šįsyk jis norėjo būti tikras, kad zondas neišskris iš Lietuvos. Todėl kartu su pica į dangų pakilo ir palydovinė sekimo įranga, o skrydžio vaizdus fiksavo 2 vaizdo kameros. Matysime pizzą, kurios fone bus kosmosas galimas. Kita prasme, ten nėra kosmosas, ten yra dar stratosfera, bet dangus tokiam aukštį bus visiškai juodas, žemės atmosfera matysis, žemės išlinkimas. Pizzą į kosmosą pasiųsti sumanę idėjos autoriai sako, esantys pirmieji Lietuvoje iškėlė daiktą į tokį didelį aukštį. Vaizdo medžiaga apie šį lietuvių rekordą pateks į prieš savaitę Jungtinėse valstijose, Filadelfijoje, duris atvėrusi pirmąjį pizzos muziejų. 23 km aukštį? Taip, mes skubame nuraminti visus picos artimuosius ir giminės, kadangi, kaip ir girdėjote, pica nusileido sėkmingai, galbūt ne ten, kur laukia mūsų su transparantais artimėjos, tačiau jaučiasi gerai
O ją galima valgyti po to, kai jinai nusileidžia? Galima šiek tiek pašildžius mikrobangų krosnelėje. Šiek tiek sušalo. Tai, tačiau tai būtų per daug įžūlu turbūt tokią didvyrišką pizzą paimti ir tiesiog banaliai suvalgyti. Aš manau, jos vieta muziejuje, jinai gaus valstybės pensiją artimiausių metų. Tarp kitko, žinau, kad Čilė derasi su Jungtinėm Amerikos valstijom, kad ši pica būtų pirmoji pica pabuvusi kosmose ir kad jinai atsirastų picų muziejuje. Ir aš galvoju, rimtai pagalvočiau įmonėje, ar šitos picos nepervadinti Tereškovos vardu. Taip, bet kokiu atveju kažkokį valstybinį apdovanojimą ta pica tikrai galėtų gauti ir vis dėlto pirmajam yra padaryti tokį žygdarbį labai sunku ir dabar jau kitiems, pavyzdžiui, Cepelinams ir Kugeliui kilti į kosmosą bus kur kas paprasčiau, jie jau žino iš pasakojimų, kaip viskas ten atrodo ir belieka mums tiesiog organizuoti gražius sutikimus. Iš tiesų, aš žinau, kodėl Čilė padarė tą išvykimą picos į kosmosą. Aš net nebejoju. Jie švenčia 15 metų gimtadienį ir aš manau, kad tai yra pats labiausiai skraidantis būdas atšvęsti savo gimimo dieną.